Klausimas apie moterišką energiją. Kaip galima nedaryti, o tiesiog būti, jei darbe užimi vadovaujančias pareigas? Tai čia kalbam apie tai, kai moteris yra stipri, eina vadovaujančias pareigas ir ką dabar daryti, nes atrodo, vadovavo galbūt iš vyriškos energijos. Ar čia aktualu tik tarpusavio santykiuose tarp vyro ir moters ir kaip persijungti iš tos vyriškos energijos, kuri reikalinga darbe, į moterišką energiją namuose? Tai pirmiausia, noriu išsklaidyti mitą, kad moteriška energija nėra reikalinga darbe. Čia jau yra kitas lygis. Dabar mes mokomės moteriškos energijos santykiuose, kur labai aiškiai ir gan greitai galite pamatyti, ar eina tinkama linkme, nes vyras iškart reaguoja. Tačiau darbo aplinkoje, veikloje, savirealizacijoje arba verslo darime moteriška energija moteriai pasitarnauja labai labai daug kartų ir ji gali viską vystyti daug lengviau ir daug sėkmingiau, kai pritaiko moteriškos energijos principus netgi darbe. O klausimas dar buvo, kaip galima pereiti, ar ne, pereiti į moterišką energiją, tarsi persijungti, kai grįžtu iš darbo. Tai atsakymas vienas ir pats svarbiausias - pabūti su savimi ir skirti kokybiško laiko sau, kaip moteriai. Nes ką dažniausiai daro moteris grįžusi iš darbo, ji puola toliau kažką daryti, dirbti, daryti, veikti, būti veiksme. Puola tvarkyti namų, puola gaminti vakarienę, puola ruošti vaikus, puola kontroliuoti kažką ir neužfiksuoja, kad galbūt jai dabar tiesiog reikia pabūti, grįžti, pasitaisyti arbatos, pasiūlyti tam pačiam vyrui ir ramiai pusvalandį pasėdėti. Dar geriau pabūti tiesiog su savimi, skirti kokybiško laiko savo bent 20 minučių. Jeigu atrodo, kad neturiu aš laiko savo ir negaliu skirti, sveikinu, turėtum tada skirti bent minimum valandą. Nes vadinasi, gyveni labai jau įsisukusiose situacijos, kurios greičiausiai tavo gyvenime nieko gero nekuria. Ir rezultatus tu pati patiri per kančią tai, ką esi ir sukūrusi savo gyvenime.